Kompozitoriai Daliai Kairaitytei šie metai yra jubiliejiniai. Ta proga ir mes visi čia susirinkome, kad dar sykį pasiklausytume Dalios muzikos ir pasidžiaugtume jos išleista autorinė kompaktinė plokštele. Plokštelėje įrašytas pluoštas kamerinės muzikos iš kompozitorės kūrybinio kraičio. O kraitis turtingas ir įvairus. Monokromatinė sonata smuikui solo, 5 madrigalai kameriniam chorui, krantų kantata balsui ir kameriniam ansambliui, ciklas akimirkos ir patarlių knyga moterų chorui, balto žmogaus sapnas styginių kvartetui, Ave Marija balsui ir fortepijonui, poetorija Tvanas simfoniniam orkestrui ir dar daugelis kitų kūrinių yra anot autorės tarsi randai giliau ar mažiau įsirėžę gyvenimo pakelėje. Čia iš tų mano paminėtų žanrų neatsispindi, kad Dalios kūrybinis palikimas, kaip sakiau, įvairus, tai apima nuo vaikiškos pjesės iki simfoninės drobės. Ir daugiausia vis dėlto sukurta vokalinės, chorinės bei kamerinės instrumentinės muzikos. Tačiau Dalia prisipažįsta, kad ji mielai rašytų daugiau simfoninių kūrinių, jei būtų galimybė juos atlikti. Taigi to jai ir palinkėkime. Na, o vokalinės ir kamerinės muzikos srityje Dalia turi ištikimų ir patikimų gerbėjų, atlikėjų ir gerbėjų, aišku, ratą. Tai dainininkai Sabina Martinaitytė, Mindaugas Zimkus, Kauno styginių kvartetas, ansamblis Vilniaus Arsenalas, moterų choras Liepos, vadovaujamas Audronės Steponavičiūtės Zupkauskienės. Šių atlikėjų dėka Dalios kūriniai skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose užsienio kraštuose. Kompaktinėje plokštelėje šios atlikėjus turėsime galimybę išgirsti. Dalios muzika žavi poetizuotų emocijų ir intelekto darna. Kompozitorė nestokoja humoro, kuris kartais nelauktai išnyra po melancholiško muzikos epizodo ir maloniai nustebina klausytojus. Bet kaip Dalia yra sakiusi, netgi parašiusi, kad tiesą apie kūrinį gali pasakyti tik pats kūrinys, bet ne tas, kuris apie jį kalba. Taigi aš pasinaudodama šituo Dalios teiginiu, daugiau apie muziką labai daug nekalbėsiu ir dar norėčiau greta muzikinės kūrybos būtinai paminėti ir kitą svarbę Dalios Kairaitytės veiklą. Čia šitoje salėje Dalia kelerius metus vedė vakarus tradicinius, kurie vadinosi Kūrybos valanda. Taip pat jos tokia muzikologinė raiška irgi buvo pastebima spaudoje, kultūrinėje žiniasklaidoje, jinai yra paskelbusi straipsnių įvairiomis muzikinio gyvenimo temomis. Na ir 8 metus ji vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui. Ir šiuo laikotarpiu, o tiksliau 1997-aisiais, Dalios iniciatyva buvo suorganizuotas pirmasis šiuolaikinės muzikos festivalis Iš arti. Ir šio pavadinimo autorė irgi Dalia. Ir tas pavadinimas prigijo, ir festivalis prigijo, įleido šaknis ir šiandieną bujoja, gyvuoja, išsiplėtojas ir pastebimas Lietuvos muzikinio gyvenimo akcentas.
Ir šiame festivalyje turime galimybę ne tik Kauno kompozitorių kūrinius išgirsti, Lietuvos kompozitorių, bet ir atvažiuoja daug užsienio atlikėjų. Žodžiu, Dalios pradžia buvo labai graži ir davė gražius vaisius šiandien. Na ir dar viena jos veiklos sritis, čia gal sakysim ne tiek veiklos, o darbo sritis, neatskiriama jos gyvenimo dalis, tai pedagoginis darbas. Ir apie jį Dalia labai gražiai sako, kad ją šiame darbe žavi tai, kad mokydamas kitus esi priverstas, privalai nuolat mokytis pats. Ir ne tik profesinė, bet ir svarbiausia žmogiškų santykių prasme. Na ir kadangi pasižadėjau labai daug nekalbėti apie muziką, tai dabar prieš suskambant pirmajam šio koncerto kūriniui, norėčiau perskaityti Dalios pamąstymą. Dalia linkusi į filosofinius pamąstymus, kuriuos išreiškia ir labai poetiškai, ir kaip visi turbūt ir žinome, Dalia ir eiles rašo, ir dalis jos vokalinių kūrinių parašyti yra jos pačios žodžiais. Tai štai norėčiau paskaityti. Laikui bėgant, vis labiau mumyse ryškėja sielos tapatybės linijos, kylančios iš prigimtojo kraštovaizdžio, iš tėvų ir prosenelių mums pasodintų ąžuolų, iš bitėmis kvepiančių pavasario sodų, iš vaikystėje patirtų baimių, iš tylaus vasaros dangaus spindesio. Taip išauga žmogaus dvasia, sauganti, vedanti, kurianti. Sąmonėje nuolatos budi žinojimas, kad žmogaus laikas laikinas, o iš šio žinojimo kyla pastangos laiką pratęsti, prailginti. Kūryba ir yra ta galimybė žmogui ilgiau užsibūti dabarties akimirkoje. Taigi, pirmasis šio koncerto kūrinys – Balto žmogaus sapnas, sukurtas prieš 10 metų styginių kvartetui. Jis yra skambėjęs net ir ne tik Europos kraštuose, bet ir kituose kontinentuose, Kauno styginių kvarteto dėka. Ir šiandieną šį kūrinį mums grieš Kauno styginių kvartetas, Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Eglė Lapinskė ir Saulius Bartulis.
Ir Dalia yra įsitikinusi, kad rašyti vaikams yra taip pat sudėtinga, kaip ir rašyti profesionaliems atlikėjams. Bet kuris nesudėtingai parašytas kūrinys negali būti įvardintas kaip muzika vaikams. Čia Dalios žodžiai. Rašantysis vaikams privalo gerai pažinti vaiko dvasinį pasaulį, jo psichologiją, žinoti jį dominančius dalykus. Ir svarbiausia, turi vengti banalaus ir supaprastinto kalbėjimo. Dalios dainos dažnai skamba koncertuose ir man pačiai tenka daug jų girdėti, labai visada džiugina tai. Ir dabar skambės dvi dainelės, Paršiukas be sparnų, žodžiai Sigito Gedos,
ir Žilvičiukai. Žodžiai Anzelmo Matučio. Dainuoja Varpelio chorinio dainavimo mokyklos mokinys Dovydas Vasiliauskas. Jo mokytoja Rima Daugelienė akompanuoja Džiuljeta Sklėrienė.